Labuką mergaitės. Ir welcome back to mūsų kanalą, Taro kanalą. Numečiau tą kaladėlę, kadangi dirbsim šiandien su Darkwood Taro. Suprantama, ir nepaslaptis, tenai visos girdėt apie mėnulį, apie tą rožinį mėnulį. Iš esmės, tai aš mačiau čia kelias dienas ir mėnulį, ir saulę. Ta prasme, toks ryškus, kad net neužgožė jo niekas dienos metu. Ir taip, čia astrologiniai tokie dalykai dėliojasi, astrologai ten skaičiuoja, ar ne, amplitudės ten tas visas ir panašiai. Aš galiu tai padaryti, bet tiesiog neturėjau tam laiko, dabar šiek tiek visokių kitokių reikalų yra. Natūraliai, ar ne, tai esmė tame, kad kai pajautėt daugelis, aš pajaučiau, daug kas aplink mane pajautė. Tai tie 25 metai, kaip sakiau, buvo perversmas daugam, pabaigai, visokiom pabaigom, pradedant iš pasitraukimo iš šio gyvenimo, ar ne, baigiant santykių pabaigimu arba netikėtų visokių dalykų ir žodžių sunkumų, sveikatos problemų ir taip toliau. Ir tai, kas liečia santykius, tai pas daugelį buvo, manau, ultimatumų ta dienelė tokia. Aš taip įsivaizduoju, jeigu nesveikinu, prašau, kad gerai, bet tų aštrių akimirkų galėjo pasitaikyti. Jeigu pasitaikė, tai galite parašyti ir todėl mes tą metimuką ir žiūrėsim dabar, kągi atnešė tas rožinis mėnulis, sakykime, meilės srityje, ar ne, santykiuose jum ir ką atnešė tam žmogui, ne, apie kurį žiūrėsit, jeigu esate susipykę ar kažkokią laikiną pauzę, arba tiesiog esate ant tokio slidaus kelio, ar ne, kuris ne faktas, kad išlipsit jūs šį kartą iš to dalyko, tai šis mūsų metimas bus kaip tik tai jums. Tai elementariai mergaitės, 3 variantai, kol kas aš dar kortų neišdėliojau ir jeigu reikės, aš manau, kad kadangi sunkus tokie periodai, tai aš manau, kad prijungsim pačią didžiąją mūsų orakulo kaladę. Patarimų jums, jeigu reikės, matys, jeigu ten kažko trūks, tai klausim iš medžiago, gal neprireiks. O šiaip kažką, jeigu kažkas tokio vyksta, kad reikia pasikapstyti giliau, ar ne, kažkas iš tokių negražesnių dalykų, sakykim taip, tai tuomet imsim dar katytės orakulą. Tai va, ir žiūrėsim prieš pradedant išdėliojant, ar ne, kortas, tai prašau susipažinti su šiandien 3 variantais. Tai mano tulpių eksperimento dalis, aš jas dar, taip sakant, paspalvinau savo metodu, tai iš tikrųjų prigersiu ir jūsų energetikos, ir jūs tikrai mano. Tai pirmas variantas, jos buvo tokios oranžinės, ne oranžinės, bordos spalvos tamsios, tai aš jas šiek tiek čia padažiau. Tai pirmas variantą, aišku, jos jau man dabar nebeatlaiko. Tai pirmas variantė, jūsų rožytė, ta tulpytės žiedas toks, kol dar gyvas, aš jau nebekankinsiu jų, jos jau pradėjo džiūti, ar ne, tai apkarpiau tiesiog, nepagailėjau dėl jūsų, nes aš jų turėjau daug. Dabar narcizo bus eilė. Tai antras variantas, tokia gėlytė, šviesesnė, yra lapiukai prisigėrę, kaip matom, va čia žalios spalvos, nes aš juos visus žaliai dažiau. Bijau pralaužti lapelę, bet jeigu galit, pasižiūrėkit, koks grožis. Tai tiesiog, tai aš labai džiaugiuosi tom gėlytėm. To džiaugsmo ir jumis norėjau pradžiuginti ir mane labai patraukė, kai galvojau, ką
ką jums čia tokio, aš iškart pamačiau ir galvoju, viskas aišku. Ir trečiam variantui, taipogi dažyta mano gėlytė. Tai ypač toks labai gražiai pasiskirstas žalios spalvos prigėrusios gyslos. Tai, atrodo, tai tiesiog the fantastiš. Ir kaip šilkas blizga. Tai va trečias variantą jums šitokį žiedelį parinkau. Tai jeigu iškart patraukia kažkoks žiedelis, kol dar neišbirėjo lapiukai, labai nuspalvos, kokiu prigavo spalvų, nerealių. Matau, kad jo. Prie visokių spalvų atsiskleidžia visai dar kitos įvairios spalvos ir gražumynai. Tai va, tokie žiedeliai. Tai jeigu patraukia kažkuris žiedelis, ypatingai ar ne, nes nugi pavasaris, mes be žiedų niekaip, mes moteris pačios esam žiedai, nelaistysim, nudžiūsim ir nukrisim ir pamesim visus savo šituos apdarus ar negražiuosius, nors aplamai, pasipylė, aplamai. Paimčiau, bet mes dar nepradėjom klausimą, tai praignoruosiu. Tiesiog vyras iššoko, sako, neprariskit moteris žavesio čia pavasario metu. Ypač ar ne, suprantam, kad hormonai daro savo. Ir užduodam pirmą klausimą bendrai tai temai mūsų, ar ne. Soriuką mergaitės iškart pasakau dėl nagų, dėl to, kad pasinėrusi meditavau žemėje, tai yra kapšiausi tarp gerių darželių ten ir ne vienoj sodybai, 2-3 iš tikrųjų, tokia mano meditacija dabar, nieko nepadarysi. Ir klausimas, kas pasikeitė ar ne santykyje ar požiūryje į tą asmenį, į santykius jūsų, iš jūsų pusės pirmas variantą, iš jūsų pusės, aišku, domėsimės, kai reikės, o dar vieną išlanda pati. Ir kas pasikeitė po šio rožinio mėnulio ir aplamai po 25 metų pervirtus 26 šleifas tęsiasi permainų, pokyčių, judėjimo, sustojimo ir taip toliau, kad atrastumėm savo kelią, tai to žmogaus, apie kurį galvojat, klausat, galvokit ir dabar, suprantama, jo požiūris, kuo pasikeitė į santykius, ar jausmai, ar mąstymas, mintys, ar ne, ir aplamai, kas ten su juo vyksta po šito rožinio mėnulio ir pilnaties. Antram variantui tą patį klausom, tik tais pirmą apie iš jūsų pusės, antrą iš jūsų partnerio ar širdies kavalieriaus, simpatijos ir panašiai, čia bet ką jūs sugalvosit. Kas jau man širdelės, tą ir klauskit, jeigu turit 3 gerbėjus stiprius arba ten, sakykime, kažkokie ten jausmai verda labai ten otringai 3 katiluose pas jūs, tai galit bandyti ir ant 3. Jeigu čia taip, ant rimtųjų, žinot, nes čia ant rimtųjų dabar, žinai, moterišką kaladė imam šitam, tai tokių nerimtų visai kandidatų, kurie ten, apsireiškia 2 kart per metus ir pasveikina ten su vardadieniu. Tai ne, čia taip, žinot, ne. Tai gerai, antras variantas. Jūsų požiūris, jausmai, mintys, giluminiai ar nesąmoningi, pasąmoningi, santykiuose su tuo žmogum po rožinės pilnaties. Taip. Jūsų partnerio žmogaus, apie kurį klausat, nebūtinai partnerio žmogaus, apie kurį klausat, su kuriuo sieja ryšys, ir čia karminis ryšys man ką tik parodė. Antras variantas.
čia visur gali būti karminiai, tai nesirinkit vien tik dėl to, kad aš liptelėjau. Taip, to asmens jausmai, požiūris, sąmonė pasąmonė, mintis jausmai, ar ne? Antras variantas jūsų, trečias variantas. Važiuojam su jumis. Pasislinkim rožytę mes. Ta rožytė, nu kodėl rožytė? Kas yra tulpytė? Jinai kitaip prasiskleidžia, tai nu jinai, nežinau, turbūt man rožės žiedą primena. Tai gražiai atgyvensit dar ir matot prieš visiškai sudžiūdamos ar visiškai mesdamos lapelius, dar jūs mūsų energetiką paskutinę pasidalinsit su mumis. Na ir trečias variantė. Jūsų jausmai, požiūris, sąmonė, pasąmonė, mintys dėl santykių, dėl žmogaus, apie kurį klausėt. Po rožinio mėnulio. Taip. Ir jūsų partnerio, žmogaus, apie kurį klausėt. Po rožinio mėnulio. Ir šitų visų emocinių tokių bimbam. Jūsų variantas. Jo mintys po šio etapo. Mintis, jausmai, sąmonė, pasąmonė. Mintis, jausmai, sąmonė, pasąmonė, mintis, jausmai. Aha, nu, išėjo pati. Išsidėliojom. Gal aš manau, aš tą katinuką pasislėpsiu dabar, nes kad čia visko neišvartyčiau. Pasidedam čia, čia dadėjimui, jeigu reikės šitą. Medžiagą dedu aš dabar irgi į šoną, nes žiūrėsim, jeigu su jumis viskas yra gerai. Jeigu su jumis viskas yra gerai, tai gal mums jo ir nereikės, ar ne, jeigu situacija nelabai kažkokia, prikabinsim katinuką. Va, o dabar, jeigu intuityviai per kelias sekundės patraukia kažkuris variantas, man dedant variantus ar parodžius gėlę ir beprotį. Katinuką pasislėpsiu dabar, nes kad čia visko neišvartyčiau. Pasidedam čia, čia dadėjimui, jeigu reikės šitą. Medžiagą dedu aš dabar irgi į šoną, nes žiūrėsim, jeigu su jumis viskas yra gerai. Jeigu su jumis viskas yra gerai, tai gal mums jo ir nereikės, ar ne, jeigu situacija nelabai kažkokia, prikabinsim katinuką. Va, o dabar, jeigu intuityviai per kelias sekundės patraukia kažkuris variantas, man dedant variantus ar parodžius gėlę ir beprotiškai trauka atsirado, nekeičiam savo pojūčių, vadovavomės, kaip sako, kad pirmą tą išsirinkai, tai šitą ir griebk. Ir renkame savo variantą ir važiuosim, mergaitės. Ir važiuojam. Atsiprašau, kimsta balsas, nu tai čia nuo pabuvimo laukia taip gerai pasidarbavau, kad 2 savaitės dešinės rankos negalėjau pakelti, dar dabar durė, tai negalėjau nei fiziškai prieiti, nes kortų iš tikrųjų maišyti normaliai negalėjau. Tai jo, čia užsikrovo vyriško darbą, nu kaip ne vyriško, čia kiekvienas pasirinkamas tą darbą, bet žodžiu per daug apkrovos, per kelias sodybės tai pasireiškia. Tai va, gerai, okei. Prieinam prie temos ir važiuojam, pirmas variantas. Kas su jumis? Ok. Ir jo. Aišku. Nu, labai daug čia kažko, ta prasme, pagal jumis, tai ir pagal jį, ir pagal mėnulį, tai man beje ir iškrito mėnulis, didysis arkanas, gal pabandysiu aš priartinti. Didysis arkanas beje. Ir
Nu ką, gerai, pradėkim nuo jūsų, aš jo būseną jau matau, gal galimai galit nuspėti ir jūs, ar ne, bet paskiau paimsime jį, o dabar nuo jūsų pradėkim. Kas yra, ką čia matom, kaip čia viskas yra. Aš matau, taip. Dar tik tai man jūsų pačios nerodo jūsų tik emocijas. Taip norėčiau į kitą kaladą paimti, bet aš į kitą vietą dar nusivežusi esu. Bet okei, turim, ką turim ir žiūrim iš to, ką turim. Ir taip yra. Žinot, galiu pasakyti tiek, kad jūs pati įdėjot labai daug darbo į šituos santykius, daug energijos, darbo, galimai netgi finansų atžvilgių, prisidėjot prie kažkokių, tai nežinau, ten projektų, namų, interjero, eksterjero, viskas tai apima jūsų energiją, išnaudota ar ne, kad pasiekti, padaryti kažką dėl tų santykių, kad juose būtų komfortiška abiem. Tai galimai sunkiai dirbot, atidavėt save visą, resursus energetinius, taipogi tai, ką uždirbot, taip, ką padarėt, kaip jūsų darbas, taipogi jūsų darbas, laikas namuose. Tai yra dažniausiai, aplamai bet koks darbas yra apmokamas, ar ne? Tu dirbi savo, bet jeigu tu gyveni dviejų žmonių namuose, tai tu supranti, kad, būna taip, kad mes moteris, ar kai kurios moteris gauna patem daugiau dalykų, negu kad patempia vyrai. Ir aš matau, kad daug pastangų atiduota, daug resursų ir įvairiausių resursų, pradedant finansus, baigiant jūsų darbu, baigiant jūsų pastangom, energija, sveikata ir taip toliau. Žinot, trečias of Wand, jūs va tas mėnulis šiek tiek apstabdė. Jinai aktyvo korta yra, ar ne, aktyvi korta šiaip, bet jinai jūs pristabdė. Nes trejetukas toks dalykas, kad galimai sužinojot ar kažkokį tai iš kitų žmonių, iš aplinkinių kažkokius tokius dalykus. Siūlyčiau, ta prasme, neužsidaryt kalėjime vien tik tarp tų žmonių, pabandyti paieškoti šiuo atveju kažkokio klausimų, ar ne, va, kaip dabar dalyvaujat, tiesiog pasižiūrėti iš kito kampo. Nes dažniausiai žmonės, kurie mus myli, gerbia, rūpinasi, jie būna neobjektyvų situacijos prasme, kadangi čia natūralu, kai aš vaiko nuotrauką matau, aš žiūriu tik tais į jo veidą, jo emocijas, ar jis šypsosi, kaip jis gražiai šypsosi ir taip toliau. Aš tarsi nepasibiu aplink nieko ir tai visiškas neobjektyvumas. Tai va čia ar ne tokia atrodo vizualinė apgaulė, bet tai visiškai susijęs su emocijom. Absoliučiai visiškai. Tai neužsidarykit tik tais vat, tarp kelių, ar sakykim, įkasti norinčių žmonių, yra kiti aplink jūs, matau, yra norinčių padėti, tą šviesą išvelgti ir jums to trūksta ištiesti rankos, nes šiame etape galiu pasakyti tiek, kad labai skaudžiai, devintukas of swords, ar ne, mums pasako labai daug. Devintukas of swords. Tai jūs pati matot, moteris va kokia, ar ne? Ir kaip čia dabar, jinai kaip visa 9 kardų suvaryta, suprantat, ir jinai verkia. Tie kardai metaforiniai, sakyčiau, ar ne? Jinai nėra jais perdurta, bet suknelė jos raudona rodo, kad vidinis skausmas jis galimai ne ką, čia pasakyti, galimai ne ką mažesnis ar skaudesnis, ar ne, negu kiti skausmai. Tai tiesiog jie kartais būna nematomi. Tai mes jaučiam viduje ir tai, sunku parodyti, pasakyti, kad jausmas yra būtent toks. Čia, kaip kalbėjom apie tai, ar ne, kad
Ką tai reiškia? Nori apsaugoti, aš dar prisuksiu, kad turit kas nenori jūsų apsaugoti ir turit kas nori apsaugoti, bet jums reikia eiti toliau ir plačiau. Sekundą, aš dar pritamsiu su šviesą, nes labai atsišvietė jos tokios glancy kortos, tai noriu normalesnio apšvietimo. Bandom šitaip, mažiau glanso gal bus, kažkur atsišvies, kažkur ne, bet bent jau čia matosi ryškiai, ar ne? Nu, tai kas tavęs prašė dabar patamsinti? Kuku. Užeina jam. Neklauso telefonas jo, aš jam nepasiduodu. Ai, žodžiu. Tai va, apie tą skausmą, kurį suprantat, na, sudėtingai žvelgti, bet, nu, tai jūs jaučiat labai giliai ir stipriai. Ar ne? Tai, nu, suprantam visą, apie ką kalba eina. Taip, kad pirmas variantą, nu, tikrai dėjo daug pastangų, daug vilčių, bet gavot, vat, kardą į peilį. Ar ne, nežinau, tas žmogus jūs nuvylė, jis skaudino, kažką tokio padarė, ar tiesiog nevertina tų pastangų jūsų, kurias jūs darot, ar ne. Tai neįvertino, žmogus tiesiog matau, kad neįvertino. Ir kažkodėl vat, tuo etapu, ar anksčiau jūs jau pradėt matyti, bet vis dar lyg pati savo pasisakyti ir patvirtinti to negalėjot. Tai jums dabar patvirtinimas, ar ne? Eina, kad viską gerai jūs matėt, viską gerai jūs matot. Kas dabar žiūrim pas jį? Kaip sakiau, mėnulis, apie kurį rožinį dar beje mėnulį ar nekalbėjom. 6 of Swords ir 4 of Wands. Nu ką aš galiu pasakyti? Nėra jos čia tokios paguodžiančios, žinot, kaip ir jūsų. Šiaip sakyčiau, dar jums kaip ir geriau yra, negu jam. Kodėl? 4 of Wands, ar ne, mes kalbam, matom tokį žmogieną, susisukusi piktą, ar ne, slepiasi po tilteliu. Čia ugnies daug, pas jam ugnies šiek tiek ir žodžiu galiu pasakyti, kad, na, irgi nejuda. Nejuda žmogus nieko nedaro, jis nejuda ar į priekį, ar kur, aš nežinau, bet jis aplamai nejuda. Nenori judinti, na, pasakyčiau, slepiasi, ar ne, nenori judinti, nenori kažkokių tai iššaukti, kažkokių tai ten tokių dalykų. Tai lyg nori pabūti vienišas, ne vienišas, o vienas, ar ne, bet, nu, ir lyg ir bijo, lyg ir norėtų veikti, bet yra baimė kažkokia, tai geriau pasislėpsiu aš čia, kad manęs nieks po tuo tiltuku va čia va ir nematyti iš tikrųjų, kas vyksta. Antras dalykas, 6 of Words. Galim va taip atsakykime, ar ne, mes jūs jau plaukėt. Esmė tame, kad jisai supranta, kad jis jums atnešė va šitą skausmą, ar ne, nes mes matom personažą valtyje pilna čia kardų. O čia va kardai eina, ar ne, va šičia didžiausias kardas, tai jau grūzas toks, aš nežinau, ar jūs jau sueina dar kartas tokiu partneriu, ar jūs sueinat su labai panašiu partneriu, kad kažkas tokio jau yra buvę, ar tiesiog jis žino, kad jūsų bagažas jau toks buvo, bet jis irgi sužeistas pas jūs įsibeldė. Ir mėnulis. Nu, mėnulis tai mėnulis. Nu, ar man bereikia komentarų, ar ne, čia jis taip jaučiasi. Kaip ir kalbėjom, mėnulis ir didysis arkanas, tai dėl ko sakiau, ar ne, jam yra blogiau negu jum. Didysis arkanas ir dėl to, kad įvyko čia tie visi procesai, jie užaštrina, mes dabar tikrai esam žymiai jautresni ir būsim kurį laiką. Tas mėnulis ypatingai užaštrina, ar ne, tokius dalykus, kad tai, kas mums yra akivaizdu, ir mes pradedam daryti sprendimus, šitiem žmonėm yra sunkiai pakeliama ir suprantama, nes per šitas nesivaldymus jie gali įklimti į tam tikrą alkoholio liūną, nematyti situacijos ar nenorėtų ją matyti tokią, kokia jinai yra.
galimai gali bėgti, ar ne? Kad, nu, va, aš pabėgsiu, problemas manęs nepasivys. Nubėg, nu, bet tavo jausmų, tavo savijautos tai neįspręs, aš tai tik tai norėjau pasakyti. Tai norėjau sakyti, kad viskas kaip ir aišku, pirmas variantą, bet čia taip sudėtinga ta situacija, tiesiog orakulą išmesim ir su klausimu. Nu va. Su klausimu ir nespėjau aš klausimų užduoti. Patys matot, vat, kas yra. Čia yra parašyta šventas vanduo, o čia yra parašyta teisingumas. Tai teisingumas turime ir šiaip ir didįjį arkaną, ar ne mūsų taro kortose, bet Magikas šito orakulo, nu, šitų 156 kortų. Mums rodo iš karto, ar ne, kad, bet, kaip pasakyti, jūs išsiprausit, ar ne, išsigydysit tas traumas, jūs žengsit toliau, galbūt atrasit kažkokį tikėjimą, ar vedlį, ar kažkokį tai naują tokį, nežinau, meditacijos, reabilitacijos būdą, ar ne, ar kažkokį tokį, vat, tai, kad jums palengvintų ir jūs išbrisit švarė, žinot, vat, kaip po krikšto. Jūs iš tų santykių, jeigu jie nesitęs toliau, jūs apsišvarinsit nuo šitų santykių, norėjau sakyti. Nenorėjau sakyti, va šitą, ką norėjau pabrėžti ar pasakyti, ar ne, bet vis dėlto šalia stovi teisingumas, žemiškasis teisingumas, kurį įtakoja, kaip mes matom, kažkas iš aukščiau. Kas ten jie tokie yra, mes nesigilinsim, neklausim, bet jie sako taip, kad viskas išsispręs taip, kaip turi išsispręsti ir pusė laimingoji bus ta, kaip pagal teisingumą iš tikrųjų ir turėtų būti čia žemėje ir lygiai taip pat kaip ir dangui. Tai toks pirmas variantas. Šurpuliukai bėga, nors man šią savaitę ir šiaip tų šurpuliukų pakako. Jau ir kitą savaitę, jeigu kas norėsit išgirsti, kame čia reikalas su visais faktais ir įrodymais, aš jums parodysiu, papasakosiu istoriją. Mistinė, apie mano draugą, kurį pamenat, kalbėjau, bet ten vienas video dingo, man atrodo, kuris mirė gruodžio 15. Ir, na, nežinau, žinot, nežinot, aš darau praktikas, ar ne, praktikas, mediodizmu užsiemu, mediuizmu užsiemu, tai kitaip tariant, bet aš neliečiu savo nepažįstamų žmonių ir kadangi taro kortos su manim ir su nei viena tarologė nekalba, tai bet mirusieji su manim kalba, nebūtinai apie mane ar man, bet apie save arba apie savo artimiausius dažniausiai. Dažniausiai, ką? Antras variantą. Bet tai va apie tą dalyką, tos visas mirtis ir panašiai, jeigu jums bus įdomu, tai jūs gale pasilikit mūsų prologę ir aš jums papasakosiu trumpai, o jeigu norėsit, galėsim padaryti video, na, kada mane prileis, arba kada tiesiog įsibrausi mane, kad man lieps tai padaryti, tada ir pasikalbėsim. Galėsiu atskirą video padaryti, jeigu bus norinčių. Tai va, aš tą informaciją pabaigoje dar paminėsiu, prieš baigiantis, kai pabaigsim metimą ar ne, tai šitą istoriją parodysiu. Dabar galvoju, kur mano visi telefonai, sekundėlę. Tai va, o apie tai vėliau, o dabar antras variantė. Jūsų gėlytė, jūsų rožinė su žaliais elementais mano, jie net salotiniai, tikrai labai, labai fantastiškas žiedelis, nors man panardinėti truputėlį, kaip iš atrodo iš arčiau. Wow. Ok, antras variantas. Jūsų mintis, sąmoningos, nesąmoningos jausmai ir žodžiu, kas pasikeitė jumise po minulių. Jūs prateskit mane, jeigu aš
Aš nuklystu, nes aš tik paliečiau kortas, jau man pradėjo vaikščiot ir tuo numušė mintis, suprantam. Už tai nedėlsam verčiam. Oi! O tai čia papuolėm antras variantė. Karalius pinigų. Nenustepčiau, jeigu šitas ženklas būtų arba jautis, arba vandens ženklo atstovas, ugnies ženklo atstovas gali būti tūnai. Šaulys, ožiaragis, jautis šitokio pagrindo. Jo. Kažkas tokio, nebūtinai čia eina informacija apie vyrą, kurį jūs užklausė, tai čia nebūtinai aš duodu informaciją, kad kam tikrai jau čia 100% yra, bet tai nekeičia, kad, nes ne visada man pasako iki galo, vieno karto man yra per mažai, ar ne? Aš turėčiau realiai dirbti su kiekviena atskira. Tai, bet taupant laiką jūsų, mūsų, tai nes reikia džiaugtis, kad pagal galimybę, sakiau, tą laiką išnaudojant, tai pagal galimybės mergaitės. Prie jūsų skaudančios širdelės trejetukas of swords, ar ne? Kardų trejetukas. Daug aiškinti ir pasakot nereikia, ar ne? Matom, kas yra širdutė. Yra 3 kartus per daug, perkirsta. Dar taip kažkaip vienas iš tų durų, o gal visi buvo labai tokie nešvarūs, negražus. Ir staigus, sakykime, taip, kad jūs nesitikėjot, jums to kaip ir šokas. Tai iš esmės jūsų širdelė labai taip šoko būsenų ir net tam tokiuose negražiuose santykių pasibaigimuose jinai yra. Ir jeigu jūs nusprendėte arba jau skirtas, arba jau esate skyrybų kely, ar viskas link to linksta be abejo, tai bent jau jūs sakot, mane šitiek išdraskė šitas ponas, kad viskas. Tai prasme, man stogą nuraus ir kartu aš kartu kaip žaibolaibis nunešiu šitą mūsų namo bendrą stogą, nes jis bendro neliks. Tai nežinau, ar čia jūsų toks sprendimas, toks staigus, smarkus ir atgal kelio nebus, jūs taip pasakėt, nes šitam, nežinau kaip jūs vadinat, bet turbūt negražiai šiam momentui. Tai jo, bokštas sako apie jeigu ypač gyvena bendruose namuose ar kažkuriuose namuose labiau būdavo, tai arba jūs jį išvarysit, arba vienu žodžiu tuose bendruose namuose jūsų abiejų neliks. Tai yra jums šitą pranešė mūsų rožinis mėnulis. Ne tai, kad pranešė, ar ne, jeigu jūs dar buvot nepasiryžusi kažko, tai jau tada atėjo kažkoks galas, kada jūs jau kitos išeities neturit ir ėmėtės netgi tokių planų, veiksmų, gal jau ir pradėjot viską, gal jau ir esat tam etape. Ir taip, vienareikšmiškai to kaltininkas yra jis. Būna mergaitės, kad mūsų kanalas yra ne daugiau moterų, bet aš asmeniškai gaunu žinučių ten, ar komentaras, ar kai kur, žinot, ar ten patiliukais. Žiūri tie vyrai. Žiūri nedaug tų vyrų, bet tikrai žiūri tie, kurie, aš nežinau, gal įvairūs žmonės yra rašantis knygas, intelektualus, ta prasme išprusę, nežinau, gal iš senelių, iš dar kažko atėjęs tas tikėjimas ir tuo. Tai va, ir po šitom mėnulio jums kažkodėl atsivėrė akis, jūs sakot, stop, gana, man labai skauda ir aš pasirengus žodžiu atsisveikinti su tavim ir sugriauti mūsų bendrus namus, arba jie tiesiog jau griūna. O dabar jo. Apsisukim. Žiūrėkit, jo. Jeigu turit bendrų vaikų, sakykime, ar aplamai vaikų, ar ne, kažkuris iš jų ir taip toliau, jisai norėjo šeimos ar nori, bet supranta, kad tikrai to negaus ir jeigu ir turėtų šeimą, nesugebėjo toj šeimoje būti laimingas,
Tai dabar sako, dabar bus kitas etapas. Pasaulis, ar ne? Tai jūsų keliai, tiksliau, jo gyvenimas persivers absoliučiai visiškai. Sekundėlę mane užtraukė. Noriu pamaišyti. Sekundę. Aišku. Supratau. Žiūrėkit, kas čia yra dabar. Man atrodo, kad jis suprato, kad jis nevertino tos šeimos, ar nevertino jūsų, ar jūsų, nežinau, bendro turto, dar kažkaip, dar kažką. Ir jisai kažkodėl turėjo šeimą, ar ne, bet jie kažkaip lyg nekreipdavo dėmesio, nors nieko netrūko. Prasidėjo didžiulis perversmas jo gyvenime, bet kai prasidės tas perversmas jo gyvenime, jisai bandys mąstyti, kad jis iš visko išsikaparos. Jis išeis iš visko to ir jis grįž pas jūs ir bandys vėl užkabinti jum, pakartoti visą tai, kas buvo. Tai reiškia viską pradėti nuo pradžių. Tik tiek, kad jo pastangos pakilti, pradėti naują etapą, kuris vestų. O kažkur kitur, žinot, nematau. Esmė tame, kad jis gudrauja, iškart sakau, ir mano, kad ir kas beatsitiktų, praeis kažkuris laikas, aš kažkaip pasikeisiu, pereisiu šitą etapą, aš pakėlsiu kaip Feniksas, ar ne? Orakulas sako, nes mane iš karto patraukė orakulą, mes nesakau, kažkas yra čia giliau, norėjau pasižiūrėti, kas kame iš tikrųjų, tai va. Feniksas, galimai atsiras kažkoks žmogus jūsų gyvenime, suprantat, tada jis imasi įvairiausių veiksmų ir atakuoja jūs, nes jis savo kodėl jis negali pereiti kitą etapą? Todėl, kad jis nori šokti pas jūs, pakartoti tai, kas buvo. Užtat jam neleidžia pereiti geresnį kitą. Jeigu jo planas būtų kitoks, ar didysis arkanas iškristų, ar kažkas kito, tai, sakyčiau, žmogus tikrai nori pasikeisti ir kažką keisti savo gyvenime. Dabar ne, jis įsikabinęs buvo ir bus, ir kad ir kiek praeis laiko, ir ypač kada jūsų horizonte atsiras kažkoks vyriškis, ar gerbėjas, ar kažkaip, jis atakuos norėdamas, suprantamas, sugrįžti į šeimą, viską pakartoti jūsų santykius ir taip toliau. Tik tai jo bandymas bus bevaisis. Bandymas pas jūs sugrįžti bus bevaisis, bandymas kažkaip atmušti tą gerbėją jo bus bevaisis ir bandymas jam atgimti kaip Feniksui ir pereiti į kitą etapą bus bevaisis, tad jam vienintelis šansas, kad iš 21 arkano, kai jam bus labai labai blogai, norint jam išeiti į gražų kitą gyvenimą, jis turi atsisakyti šito plano, manipulacijos būdu grįžti pas jūs. Jeigu jis šito atsisakys, pasirinks kitą kelią, galimai jis atves iki jūsų, o galimai ne, tada galimai kažkas ir pasikeis. Bet taip žmogus, jisai voliosis vėl ir vėl. Tai nenustepčiau tų manipulacijų visokių būdų, taip ir panašiai. Tai va, antras variantas, stiproks čia pasižinokit šitas mėnulis, bet čia, manau, jau pribrendusi buvo situacija tiesiog. Tiesiog pribrendusi situacija, jeigu man taip atrodo tikrai, nes jeigu ir bendri namai, ar nuomojamas butas, ar kaip, ar kažkokie sodyba, nežinau ką jūs, kur jūs gyvenat, ir nuosavas butas, ar kaip. Tai va, gerai, trečias variantas, jūsų jausmai, po mėnulio, sąmonė, pasąmonė, mintis, būsena, ar ne, ir jo. Nu ką, aš dar parodau iš arti. Nuostabi jūsų trečias variantas gėlytė. Mano rankų prisilietimo čia buvo, nes aš sugalvojau paeksperimentuoti su tulpėm, tai dabar
Dabar eisiu su narcizais eksperimentuoti. Keisim spalvas iš šito, iš geltono narcizo bandysiu padaryti va tokias gyslas, kad išvaikščiotų bordiniai. Bordinė spalva, o iš kitos dalies pabandysiu mėlyną. Nu, nes geltono su mėlyna tai turėtų būti efektas. Vau, tik tai nežinau, ar narcizai prisigers, nes dažų prisigeria tik tais vienspalvės tulpės. Tai va, nu, bet tai tik to, okei, ne, šitą ne botanikos sode esam, tai neskaitysiu pamokėlį čia savo kokošę užsiminėję, bet man gražu. Viskas, kas man gražu, aš galiu skirti laiko, noro ir, nu, surasti galimybę tai padaryti. Nu ką, pirmas variantas, važiuojam su jumis. Nu, trečias variante pas jūs pažas, riteris, labai skirtingų charakterių du pacanai, o jūsgi sakot, aš spjaunu į juos visus ir išeinu. Naujais keliais ir horizontais. Na, ką, trečias variantelė. O taip yra. Pažiukas jaunas arba tiksliau nebrandus, sakykime taip, nepasiruošęs jokiam ten šeimyniniam gyvenimui ar ilgalaikiams įsipareigojimas, tačiau jau laiko pentaklių, čia pažas pentaklių, tai na, toks, sakyčiau, nepasimes gyvenime žmogus, jisai kažkokių tai finansiniam prasme įsitvirtint, jisai sėklus yra, ar ne, siekiamybė tokia. Riteris labai aktyvus, kartais agresyvus, kartais karštakošis, kartais į kraštutinumus linkęs, bet aktyvus ar neveikia. Jis visiškai pilnai yra, jis atsisukęs į jūsų pusę, beje, kaip ir paras, kaip ir šis. Nežinau, ar jį pažįstame, aišku, geriau būti jiem nepažįstamim. Ir jūs suprantat, atsisukusi irgi į juos, šiaip jau. Sekundėlę. Va todėl turiu turėti kitą aparatą filmavimui, kadangi čia išėjau iš darbo, bet, nu, kad nedirbu, nesijaučia. Gerai, grįžkim prie metimo. O jūs, aš matau, kad jūs norit praspirt abu. Ir šiais savais keliais pradėti kažkokį tai naują etapą, naują, lengvesnį, bet be šitų grūzų, kuriuos jūs nešat, arba jūs tas po mėnulio ar ne atėjo toks, kad dabar tik jūs pasiryžot lengvų kelių pradėti eiti, nesikabinti, neplanuoti vestuvių iškart susipažinus ar ne ir vaikų vardam, kažkaip lengvai per tos santykius eiti, galbūt per tos kandidatus, arba jeigu jūs jau einat tuo lengvesniu keliu ir šiaip atsipalaidavusi, be jokių planų ar ne, o gyvenimas skirs valio, tai atsiras du, iškart sakau. Arba jie jumis tiek užkniso, kad jūs sakot, lauk iš mano gyvenimo. Tai tada ką, čia mes apie juos abu, ar tiesiog dar yra vienas žmogus pas jūs. Yra. Įdomiai čia. Greičiausiai jūs buvot ištekėjus. Arba jeigu jau neištekėjus, na tai tam vadinamam gyvenot kartu ar ne ir turėt galimai vaikų, arba žadėjot jų turėt, planuot. Bet ir buvo, sakau, kažkaip santykius matau įtvirtintus, arba tie santykiai buvo ilgalaikiai, arba tie santykiai tiesiog jūs buvot žinoti, susituokę, arba netgi pasipiršęs galėjo būti. Teismiškai kažkaip galėjot būti įsiforminę kaip partnerį ir panašiai. Nu, aš žodžiu matau jų kažkokį oficialų žmogų jūsų gyvenime. Ir čia tie du, ką klausia, tai išmeta jum, kad galimai jūs žiūrėkite kitą pusę ir nesigrėžinėkite, o čia apie buvusi tą žmogų. Tiesiog
įvyko, kaip įvyko, arba įvyks teisingumas tuo atžvilgiu, o jum vis dėlto siūlo nusisukti, kai įvyks kažkoks dalykas, galbūt teisminis, galbūt kažkoks karmos dalykas, ar nesveikata pašlis, ar dar kažkas, ir jeigu tas žmogus nesirūpino jumis, jeigu tai yra iš pirmos santuokos, jeigu tai yra iš ilgalaikių santykių, kur, nu, ta prasme, buvo daug nuoskaudų ir panašiai, tai dažnai supraskit, kad tai jam skiria kažkas už tai, nu, kiekvienam pagal paskirtį, o mes nesikrapštysime, kiekvienas esam žmogus. Nuodėmės yra, sako, tam, kad jas išpirkt, ar ne? Tai tik tai tiek, kad man lygis spėja, bet aš imsiu orakulą, lygis spėja, kad jeigu tas žmogus bandys vėl prie jūsų šlietis, tai supraskit ir žinokit, kad jo interesas į jūs yra nukreiptas kažkokių savanaudiškų paskatų. Ar nežinau, finansinių, ar kad jūs ten paglobotumėt, pažiūrėtumėt į ten ligoninį, ar ten kažkokie susirgimai, ar ten, nežinau, organų donorystė, ar ten bet kas belekas. Ar ten gydymui paskolink pinigų, ar ten dar kažkam, žodžiu, viskas, kas su tuo susiję, jūs kortos rodo, jūs privalot nusukti nugarą. Kitaip karma, teisingumas, kitaip jis nebus įvykdytas. Gerai, žiūrėkim, ką apie tai pasakys. Taip. Turit samonastrojimam krenta, mitla ir sol. Mitla, sol tai yra ar neapsisaugot nuo visų tam tikrų, vat, nu, kai barstydavo, ar ne, anais ankstesniais laikais, kai barstydavo druską, na, ten tikėdavo, ar ne, kad apvalo namus, turi čia būti druskos būtinai, arba ten nemes per kairį, ar mes per dešinį petį, per kairį, nu, žodžiu, nepamenu aš visų tų dalykų, reikėtų iš tikrųjų įdomumo dėlį, turiu gerų knygų, reikėtų prisimint, pasižiūrėti. Tai druska, tai reiškia tam tikras apsivalymas ir apsisaugojimas, ar ne? Samonastroj, jūs turit pati apsispręsti ir valią turėti, labai didelę valią. Labai didelę valią pasipriešinti kažkam, kas nuves tikrai nelabai gerų kelių, tai reiškia pažeis netgi emocinę jūsų, vat, viskas eina iš galvos, ar ne, psichologinę emocinę būseną. Ir jums rodo orakulas išsivalyti. Mitla tai reiškia šluotą, turim išsivalyti, turit išvalyti kažką iš savo namų, iš savo minčių, iš širdies, iš emocinio kažkokio tokio. Nu va, ir priartėjom prie galo, ar ne? Ai, tai juk The Story, ar ne, su visais įrodymais. Jo, galim The Story. Tai kaip minėjau, mano draugas, kurį mano vaikas priėmė kaip savo senelį. Jis vyresnis mūsų draugas, nes mano vyras už mane vyresnis. Partneris turiuomenį. Tai automatiškai, aišku, jo tame visame reikale, ar ne, yra vyresnių žmonių. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš su juo susipažinau. Ir mes visi draugavom su jo šeima, su jo moterim, netgi su jo vaikais, na, tiksliau tariant, su jo sūnum. Labiau gal, bet trumpam, viskas trumpam. Ten tokia labai miglota istorija, žodžiu, tik tiek pasakysiu, kad šitas žmogus praėjo ir vandenį, ir nežinau, reikia pavadinti tą dalyką pragarą turbūt. Taip, man atrodo, kad pragarą faktiškai. Nes aš tai to nebūčiau sugebėjus niekaip prisiverst taip gyventi, išgyvent. Ir esmė tame, grįžtam prie faktų. Tai, kaip sakiau, meduizmu aš kartais užsiemu, bet
tik viena ir tik su tam tikrai žmonėm. Tuos žmonės aš pažįstu, kadangi yra taisyklė ta, kad kortos nekalba tarologija ar ne, man netik informacijos apie mano gyvenimą, sakykime, ir panašiai, bet užsiemant mediuzmą aš galiu kalbėtis su asmeniu, bet tam turi praeiti laikas. Tai mes jį palaidom gruodžio 15 dieną, palaidojo, o dieną prieš mirtį aš buvau pas jį. Tai buvo paskutinis susitikimas ir kai mes sutikom, aš buvau gana vėlai vakare, ten jau daktarų jokių nebuvo. Kai išvažiavau, tai naktį jis ir mirė. O tuo metu aš, nežinau, kaip pasakyti, jūs aišku, galimai kas nors pagalvos, kad aš išėjau iš proto, bet neišėjau, apie ženklus, žinot, gaunu ženklus aš taip pat, gaunu ženklus skaičių pavidalu dažniausiai, bet dažniausiai tai būna dvigubi skaičiai, tai yra, jeigu 2, tai 2, jeigu 14, tai 14. O šitą metimą aš dariau kovo mėnesio viduriuke pradžioj, kovo mėnesio pradžioj. Jis yra gimęs, tai netoli mano tėčio gimtadienio, tai todėl ir žinau. O aš 4 mėnesio dieną, 4 dieną, 4 mėnesio pas mane telefone lyg ir užsikirto, negalėjau išjungti telefono ties 14:14. Sustojęs buvo, negalėjau telefono nieko padaryti. Ir aš, kaip minėjau, tam žmogui esu skyrusi dainą ir jo dabar sodybėlę prižiūrim kartu su ta moteriškė, nes moteriškė amžiai ir su neįgalumu, tai padedam viena kitai, kartais aš liepiu likt namo ir pati aš tam tvarkausi. Aplinkėlė jis dievino gėles, tai todėl ir dar gėlės čia vienas iš mūsų toks, su juo būdavo lenktyniaudavom, pas ką gražesnės gėlės, pas ką pirmą išaugo, išdygo, pražydo, pas ką didesnė, pas ką gražesnė, pas ką kaip vienu žodžiu, šitas žmogus buvo spindulys gyvenime, mano vaiko gyvenime. Tos moters gyvenime, mano partnerio gyvenime. Tai va tą dainą trio draugams aš esu skyrusi jam ir aš tiesiog užsinorėjau tą dainą įsirašiau per ekrano įrašą padariau ar ne, kad ta daina visada būtų tiesiog šalia manęs tada, kad aš norėsiu ją paklausyti. Aš įjungti jos negalėsiu su garsu, bet ką noriu atkreipdėmėsi. Dabar kažin ar parodys. Are you joking me? Žodžiu, daina 3 minutės 33 sekundės, jinai man sustojo. Bandau pažiūrėti, parodyti. Ne, nieko nepratraukia, nu. Gerai, bandykim taip. Tuomet, kiek čia tų minučių rodo? Va. Tai irgi negaudo. Kai aš esu telefonu, tai įjungia makro, tai išjungia. Kad galas matytųsi, man norėtųsi 3. Gal ant galo matas. 3 minutės 33 sekundės. Tai va toks, čia va gal matysis. Čia meta kažkodėl 3 minutės 35. O video trukmė iš tikrųjų, tai čia aš kadangi įrašą dariau ar ne savo, tai jis iš tikrųjų trunka, tas įrašas trunka 3 minutės 37, čia jau 2 praėjusias sekundės. Taip. Ir aš kažkokiu tokiu būdu įsirašiau tik nuo to tarpo, kad man liko 3 minutės 33 sekundės. Aš paskui galėsiu pafotkinti ir kitą kartą parodyti normaliau. Didžiau, gal galiu dabar. Galiu padaryti toj sekundę. Na va, padariau. Čia jau matosi, kad su gitara groja šitą dainą ir
prašau, 3 minutės 33. Ir, žodžiu, prasidėjo man trigubai eiti visokie tokie, čia irgi vienu žodžiu filmau, čia 13 sekundžių, nesvarbu. Na ir, taigi dar paskutinis ženklas, kad aš čia jį gavau vakarą, ne? Ar šiandien? 08:08 4 mėnesio 8 dieną, jeigu matosi čia, ar ne? Tai taip išėjo nuskrinšuot. Tai geriau nepavyko, matosi. Tai va, ir šitie ženklai mane persekiojo, tai todėl jisai mane kvietęs tokiu būdu, kol prasikvietė, nes man būtina buvo su jo pakalbėti. Tai ta moteris labai dar išgyvena dėl jo netekties, mes išgyvenam visą bendruomenę, nes tokį šviesų žmogų mylėjo, gerbė daugelis, bet artimiausią ryšį turėjome mes visi kartu. Ir šunelis metus prieš šio žmogaus artimo, mylimo draugo mirties, tas šuo metai likus iki jo mirties jis pabėgo nuo jo ir įsimylėjo mano partnerį ir liko gyventi su juo ir su mumis. Ir tai va, žodžiu, yra tokie dalykai. Tai aš dariausi metimą, mediuizmą su juo, tai aš kalbėti su tuo žmogumi išėjusi ten galiu ir mes pasikalbėjom, aišku. Moteris jau gan jautri, tai tą informaciją po čiučiut aš laukiu, kada jinai nurims, apsitvarkim tokius dalykus. Apkalbėjom, išsiaiškinom, jinai tam pagalbą gauna, žodžiu, žinot, nuo tų gedėjimų panašiai. Tai po čiučiut aš jai susakiau tuos dalykus ir pasakiau, kad nereikia bijoti, nes būtent tai, ką jis man pasakė ir parodė, tai aš net nežinojau, kad pas ją tokios mintis yra, nes kai kurių nesupratau, ką tas reiškia, nes aš mediuizmu užsiemu gan retai, nes tikrai su svetimais žmonėm aš to nedarau, tai čia tik su žmonėm, kurie buvo man artimi ir geri, ta prasme, aš tai darau. Blogųjų šitų aš nebendrauju, neįsileidžiu į savo gyvenimą, tai nežadu jų, jeigu neįsileidau prie gyvenimo, tai nežadu jų įsileisti ir mirusiu. Tai vat tiek. Tai jeigu bus įdomu pamatyti mano metimą, nes jis tikrai dar mane prisišaus, kada man reikės vėl paimti mediuizmą su juo greičiausiai. Tikiuosi, kad prisišauks, gal dar kažką norės pasakyti po to, kai mes čia prasprendėm tam tikrus reikalus, kad ta moteris nesikankintų, pasirodo, dėl ko aš nemačiau, jisai man pasakė, va matot, per kortas. Tai jeigu dar toks bus, tai jūs rašykit komentare, aš padarysiu tą atskirą komentarą dėl to, ar jūs norėtumėt mediuizmą pamatyti, kaip aš kalbuosiu su mirusiu ir tą informaciją aš įgarsinsiu, ką jis man sako. Tik turėsiu užpauzinti, kai aš garsinsiu to žmogaus vardą ar ne, kad jūs negirdėtumėt, bet klausimus jūs mano girdėsit ir matysit ir atsakysiu. Reiškia, bus toks dialogas mediuizmo. Tai jeigu įdomu, tai galėsim tai padaryti. Tai ačiū mergaitės, dėkoju mergaičiukėm už ačiūką padovanotą finansinį krepšelį, tai be abejo išeina viskas į mano Taro kanalą. Dabar šiek tiek yra su PayPal problema, tingiu skambinti banką, nes bankas tam turi patvirtinti, mano paskyra yra aktyvi, bet neina kažkodėl pinigėlių persiųsti tam, nežinau, kas atsitiko ir kodėl, čia po kortelės pakeitimo, dažnai tokie atvejai būna. Tai jeigu mergaitės norit prisiremti prie kanalo, dabar vienintelė galimybė yra palaikymui širdukę ir per širdukę ten galima padovanoti. Nežinau, ar per Google Walletą, aš pati čia nelendu. Čia, manau, kiekvienas kaip yra susijęs, nes kitas mergaitės iš kitų šalių, tai turi ten tas, žinot, ne PayPalus, bet ten tie tokio panašaus tipo kaip PayPalai. Tai taip, esu už ritualus anksčiau siuntusi ir už tam tikrus metimus, nes tiesiog vienas metimas labai smarkiai surezonavo ir, ten
toks žmogus, kuris pats dar yra tas kortas daro, nes labai energetiškai šviesus, pozityvus, bet energiškai labai stiprus žmogus. Tai va. Tai jeigu bus įdomu, rašykit prie to komentaro, kiek bus norinčių pamatyti medijuzmo seansą čia mūsų kanale. Tai va, ir širdukės, jeigu padovanosit, atsidėkosiu aš, atsidėkosim visi, gal galėsim tada dar investuoti kažkokias tais kortas, kurios, žinot, pas mane kortų iš Temu nėra. Ar ten iš tokių už 3 ar 4 eurus, ar 2 neduok viešpatį. Mano korta kiekviena atėjo pas mane įdomiai ir neužpigiai. Tai pamenat zombį, pamenat grimuarą, tai ir šitą kaladį. Na, kaip sakant, atėjo iš karo zonos. Tai autorinė kaladė iš karo zonos. Jinai mane pasiekė, tai jinai kainavo beprotiškus pinigus. Tai šitą yra pati brangiausia, iš tikrųjų. O daugiau zombifero, pati brangiausia. Grimuaras pats brangiausias, bet jos man yra visos pirmoji vietoj. Nu, išskirts, kaip man jos visos yra pirmoji vietoje, aš jas visas myliu, nes Lenormandas yra, wow, orakulas šitas, kada aš jį prijungiu, nes dažnai jo naudoti negalima. Tai irgi pačios, matot, kalba pats už save, ar ne, būtų aro moteriams skirtos, ar ne, apie tamsesnes temas, tai ir nekro turim, kuris viską, ir slaptas baimės, ir neslaptas, ir netgi ligas nustato, ar ne, turim kraus, turim varnas, tada, kada jau viskas eina krachum, turim Nikoletą irgi išskirtinę kaladę, kurią aš ilgai labai jos norėjau ir vis taip atidėliau, nepirkt, pagalvot, palaukt, ir kažkaip užstumė kažkada ir bum. Ir visada būdavo per kažkokį bum, kad stumė ir man reikia ir aš būtinai žinau, ko aš noriu, tai šitos kaladės aš laukiau 2 mėnesius turbūt, kažkas panašaus ir buvo rizika, kad jinai galimai net neteis. Bet atėjo, nes reikia mum, reikia kanalui, reikia man, o jeigu reikia man, reiškia, reikia jum, nes jūs mane prisikviečiat. Tai dar neseniai čia prieš kelias dienas jau 3 žmonės sako užbaigti telepatikuoti dėl to, kad jeigu aš pagalvoju apie tą žmogų intensyviai, pagalvoju vieną dieną, tai arba jis man paskambins vakare, arba kitą dieną iš ryto. Tai va, šiandien stengiuosi negalvoti apie nieką, apie jokį konkretų žmogų. Tai va, myliu mergaitės, dėkoju, ačiū, kad esat kartu, kad padedat plėstis mūsų kanalui ir išsilaikyti, ar ne, šiais sunkiais ir nesaugiais, nestabiliais laikais. Apkabinu ir žinau, kad tikrai kiekviena rasite iš jūsų jums naudingą informaciją. Bučkis nuo manęs ir ačiū, kad jūs esat kartu. Ate.